Galime pradėti. Tai laba diena, sveikinuosi dar kartą. Mano vardas yra Monika Orechova, esu lygių galimybių plėtros centro projektų vadovė ir ekspertė. Šiandien pristatysiu vieno iš programos Veikiam kvietimų pagrindinės nuostatas ir trumpai aptarsime, kokie, sakykime, ne tai, kad iššūkiai, bet sakyčiau, kokie malonūs rūpesčiai rengiant paraiškas dalyvauti šiame kvietime jūsų galėtų laukti, kai mes jau paskelbsime kvietimą. Tai dar kartą noriu atkreipti dėmesį, kad šiuo metu kvietimas nėra paskelbtas. Mes tiesiog norėjome iš karto pristatyti ir papasakoti, kad prieš iškeliaudami vasaros atostogas galėtumėte pradėti šiek tiek, o gal ir poilsiaudami kur nors, taip žinot, minties kertelėje pagalvoti apie tai, kokias idėjas norėtumėte įgyvendinti kartu su savo partneriais. Tai šiandien kartu su manimi yra lygių galimybių plėtros centro ekspertė Aurelija Užkalnytė. Aš ir paprašysiu Aurelijos trumpai pristatyti pačią programą Veikiam, jos pagrindinės idėjas ir kaip jos yra atliepiamos šiame kvietime. Tai prašau, Aurelija. Sveikos ir sveiki susirinkę. Aš esu ta Aurelija Užkalnytė, kurią Monika pristatė ką tik, lygių galimybių plėtros centro ekspertė. Ir tikiuosi jau matote mano skaidres. Aš šiandieną pristatysiu programos Veikiam kontekstą ir idėją. Tai truputėlį dėsiu žingsnį atgal, ne iš karto prie konkretikos, ne iš karto prie šaukimo kažkokių detalių, bet truputėlį apie tai, kodėl apskritai mes darom, ką darom ir kokie mūsų tikslai, kokios vertybės už to slypi. Visada norisi pradėti nuo vieno labai svarbaus žodžio – saugumas. Norime jaustis saugiai. Ir tas poreikis mus varo į priekį. Ne smurtas, ne gyvenimo problemos, ne saugumas, bet noras jaustis saugiai. Ar jaučiame saugiai? Aš nesijaučiu dažniausiai saugiai. Yra tokia masė priežasčių, kodėl kyla nesaugumas. Galiu sakyti iš savo varpinės, kad vos atsidariusi naujienų portalą ar pamačiusi žinias, jau jaučiuosi nesaugiai. Ir tas nesaugumas turi daug įvairių lygių. Kartais kalbam apie tai, kad štai aš turėčiau galbūt riboti naujienas ar kažko nežinoti, bet vis dėlto tai nėra tik asmeninis lygmuo. Nesaugumo yra labai daug mūsų aplinkoje. Pradėjus žmonėm kalbėti šiuo klausimu, iškyla visada žodis smurtas. Koks smurtas? Atrodo, smurtas yra visur. Ikimokyklinio ugdymo pedagogai sako, smurtauja tėvai. Tėvai sako, kartais smurtauja mokytojai ir vaikai vieni prieš kitus. Smurtą patiria pacientai ir smurtą patiria gydytojai, smurtą patiriamas įvairiausiose aplinkose ir kartais nėra taip lengva kalbėtis nesusitarus, apie kokį konkrečiai smurtą ir saugumą mes kalbėsim. Tai dabar pažarščiau idėjų, koks čia apskritai galėtų būti saugumo, nesaugumo ar smurto klausimų laukas. Ir iš tų idėjų norėčiau susikoncentruoti į vieną, kuri aktuali mūsų programoje, nes jeigu norim iš tikrųjų kažką tikslingo nuveikti, vis dėlto turim atsiriekti vieną tokią situaciją, vieną kontekstą, apie kokį smurtą kalbam ir link kokio saugumo einam. Ir tas kontekstas būtent yra smurtas lyties pagrindu. Ir saugumas ieškant keliaujant nuo smurto lyties pagrindų mūsų visuomenėje. Smurtas lyties pagrindų ne visiems yra pažįstama sąvoka ir čia turim daugiau kaip 50 žmonių susirinkusių. Tikiu, kad didžiąją dalį tai yra kasdienis terminas, kasdien vartojamas ir tai patraukia jūsų dėmesį, galbūt kažkam mažiau suprantamas. Tai yra bet koks visuomenėje, artimoje aplinkoje, viešumoje, gatvėje, bet kurioje aplinkoje vykstantis smurtas, kuris vienu ar kitu būdu yra susijęs su lyties aspektu.
su tuo, kad aš esu moteris, su tuo, kaip kažkas įsivaizduoja, kad moteris turėtų elgtis, atrodyti, su tuo, kad kažkas yra vyras ar nebinarinės tapatybės žmogus ir kokie yra įsivaizdavimai apie tai, kaip tas žmogus turėtų elgtis, atrodyti, ką turėtų daryti. Ir Lietuvoje beveik išimtinai kalbame tik apie vieną smurto lyties pagrindų rūšį, tai yra smurtą artimoje aplinkoje. Tuomet mes dažniausiai kalbam apie moterų patiriamą smurtą, kuris tikrai dominuojantis smurto rūšis yra, ir būtent smurtauja intimus partneris, retesniais atvejais kiti šeimos nariai. Tai smurtas artimoje aplinkoje nėra vienintelė smurto lyties pagrindų rūšis. Taip pat, kalbant apie smurtą lyties pagrindų, minime seksualinį priekabiavimą, persekiojimą, arba daug kas tai žino angliškų terminų stalking, taip pat vis dažnėjantis, bet ypatingai mažai dėmesio sulaukiantis smurtas virtualioje erdvėje, prekyba žmonėmis ir kitos formos, tai gali būti ir lytinių organų žalojimas, galbūt kai kurios iš šių formų yra mažiau paplitusios Lietuvoje, bet taip pat irgi yra aktualios. Nuo visų šitų smurto rūšių labiausiai nukenčia moteris ir mergaitės, bet ne tik. Ir kai mes tikslingai norime atliepti šitas problemas, irgi pasirenkame kažkokią labai konkrečią tikslinę grupę, apie kurią kalbėsime. Ką mes dar norime pabrėžti, tai kad nors jau kalbant apie smurtą lyties pagrindų labai susiauriname smurto pobūdį, bet dar norime žiūrėti į konkrečią situaciją žmonių, kurie nėra tik moteris arba tik vyrai arba tik nebinarinės tapatybės asmenys, bet turi daug skirtingų kitų tapatybių. Tai gali būti moteris su negale patirianti smurtą arba moteris priklausančių tautinių mažumų grupė, ar ne? Migrantė, o gal migrantas, o gal seksualinės orientacijos, gal visas spektras čia galėtų irgi kažkaip tais įsiterpti. Tai tos skirtingos žmonių tapatybės yra reikšmingos ne tik savaime, ne tik kaip atskiri skyriai, kuriuos galėtumėm aptarti, bet jos nuolatiniai yra sankirtoj. Ir konkrečių žmonių patirtis nėra nulemtos niekada tik lyties ir turim atsižvelgti tas sankirtas kiekvienu atveju. Tai smurtas lyties pagrindų. Mes, Lygių galimybių plėtros centras, jau senai dirbame šitoje temoje ir siekime sukurti tą saugesnę visuomenę įvairiausiom priemonėm. Ir žinoma, ne vieni, o kartu su bendramintėmis ir bendraminčiais, kurių šiandieną irgi matau tikrai yra susirinkę. Tai jau mano vyresnių kolegių darbų ir kitų bendraminčių darbų yra pasiekti didžiuliai laimėjimai Lietuvoje, siekiant saugesnės visuomenės. Tai yra pradėjo veikti apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas, jau skaičiuojantis, jau turintis šiokios tokios istorijos. Ir jisai tobulėja kasmet po truputėlį, nors dar tikrai daug reikia nuveikti. Tikrai yra padidėjęs supratimas, kad smurtas nėra tik fizinis ir kad smurtas yra nepriimtinas. Visuomenės nuomonės yra apklausos tai aiškiai rodo. Po truputį aiškiname ir smurto priežastis. Tai yra, kaip jisai susijęs, smurtas būtent lyties pagrindų susijęs su lyčių stereotipais ir neligybėmis apskritai mūsų visuomeniai. Čia, sakykime, to supratimo gal yra mažiau kol kas, bet ties tuo irgi dirbame ir mes, ir mūsų bendraminčiai. Ir didiname supratimą apie pažeidžiamų grupių patiriamą smurtą. Tai ką tik minėjau apie sankirtas. Ir galiausiai, kiek mokymų yra įvykdyta stiprinti specialistus, padėti jiems atpažinti ir tinkamai reaguoti į smurto atvejus, kiek yra informacinių kompanijų, tiek mūsų bendraminčių sukurta. Ir vis dėlto dar negana. Ir vienas iš tų dalykų, kuriuos paskutiniais metais ypatingai pabrėžiame, kad
svarbus žingsnis, kurį galėtumėm žengti toliau, yra būtent Stambulo konvencijos ratifikavimas. Atkreipkite dėmesį į pilną Stambulo konvencijos pavadinimą. Europos tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo. Taigi šita konvencija kalba apie smurtą lyties pagrindų ir konkrečiai apie smurtą prieš moteris bei visų patiriamą smurtą artimoje aplinkoje. Taigi tai ypatingai aktualu moterims ir smurto lyties pagrindų atžvilgių, bet aktualu ir absoliučiai visiems, kad jie būtų saugesni. Šita konvencija, kitaip negu mūsų lyčiai neutralus smurto artimoje aplinkoje įstatymas, kalba apie lytį, mato lyčių stereotipų kaitą kaip smurto prevencija, ir tai yra labai svarbu, jeigu mes norime dorotis ne tik su pasekmėmis, bet ir su smurto priežastimis. Šita konvencija kalba apie smurtą ne tik artimoje aplinkoje, taigi tokie reiškiniai kaip seksualinis priekabiavimas, smurtas virtualioje erdvėje tampa labai aktualūs. Na ir konvencija suteiktų mums apčiuopiamus konkrečius svertus, norint efektyviai stabdyti smurtą, kurti geresnę pagalbos sistemą ir iš esmės imtis prevencijos, kurios iki šiol yra tik tais fragmentiški kažkokie bandymai. Ir konvencija įpareigoja šiems dalykams suteikti tinkamą finansavimą ir jau turint ratifikuotą konvenciją, ką rodo mūsų bendraminčių iš Estijos pavyzdys, kurie pirmieji iš mūsų Baltijos šalių ratifikavo, atsiskaitimas, kaip tu įgyvendini konvenciją, yra labai svarbus ir skatinantis valstybės ne ant popieriaus, o realiai įgyvendinti pokyčius. Estam iš paskos eina Latvijai, kurie netaip seniai ratifikavo irgi konvenciją, bei Ukraina, kurią labai didžiuojamės. Laikas ir mums tą padaryti. Tiesiog nepavyksta. Nepavyksta ir smurto vis dar daug, ir nesaugumo vis dar daug, ir mes sėdim ir galvojam, ką daryti. Nesinori pulti neviltį. Todėl mūsų tikslas yra suburti didesnį ratą nevyriausybinių organizacijų, kurios ir imtųsi to pokyčio. Mintis, kurias aš sakau, pagrindinės bazinės mintis apie saugumą ir smurtą, jos turėtų nukeliauti į vairias konkrečias bendruomenės, išsibarstyti po Lietuvą daug plačiau negu tai yra dabar. Nes tos pačios Stambulo konvencijos perskaitimas yra didelis iššūkis, supratimas, mitų ir visokių melagienų pašalinimas nuo jos yra irgi labai rimtas dalykas. Tai taip ir gimsta pagrindinis mūsų programos veikiam siekis suburti, sutelkti didesnį nevyriausybinių organizacijų ratą smurto lyties pagrindų temai, saugumui ir būtent Stambulo konvencijos ratifikavimo advokacijai. Veikiam programa turi tokias dvi didelės atšakas, kuri jau yra ne tik prasidėjusi, bet viena iš jų ne tik prasidėjusi, bet ir įsibėgėjusi. Tai turime programą, kurioje dalyvauja būrys regioninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų, kurios stiprino savo supratimą apie tai, kas yra lytis, kas yra smurtas, ir šiuo metu ruošia projektus finansavimo tik tai jų rate, tos, kurios yra patekusios į gebėjimų stiprinimo programą. Ir lygia greta turime kitą kvietimą, kuris atviras visoms organizacijoms, taigi aktualus visoms ir visiems čia susirinkusiems šiandien. Tai yra kvietimas, kuris skelbiamas tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje ir tiek Estijoje, finansuoti projektus. Šito kvietimo, štai čia katinukas žiūri į šitą kvietimą, kuris dabar šiandien pristatomas. Šito kvietimo kryptis, kaip ir ano, jeigu kas nors buvot susipažinę ar bandėt dalyvauti ar net dalyvavote, yra tos pačios dvi. Pirma, atsako į smurtą lyties pagrindų stiprinimas. Antra,
diskriminacijos ir lyčių stereotipų mažinimas. Tai yra grynoji prevencija smurto, kai mes netiesiogiai kalbam apie smurtą, bet mažiname lyčių stereotipus, mažiname visuomenės nepalankumą lyčių lygybės idėjai, kaip tik skatiname tikėti ir būti įkvėptiems idėjos, kad galim jaustis lygiaverčiai, galim jausti pagarbą vieni kitiems. Tai šitos dvi kryptis ir lygia greta sekantis NVO stiprinimas visuose projektuose įtrauktas yra mūsų fokusas. Taip pat mūsų fokusas yra kokybė. Mes tikrai dirbam daug ir ypatingai mūsų kolegės iš Atviros Lietuvos fondo dirbo tikrai juodą darbą, kad viskas, kas susijęs su šito kvietimu ir jo sąlygom ir paraiškos formomis būtų kuo labiau orientuota ne į kažkokiu tais didžiulių rodiklių išsikėlimą, kurios po to vertėsi per galvą pasiekti, o gal kartais ieškai ir būdų tik tos rodiklius pasiekti, o ne kokybę. Mūsų tikslas yra, kad projektai būtų kokybiški, kad juose būtų atkreiptas dėmesys į sankirtas, pažeidžiamumo ar tapatybių sankirtas, kaip minėjau, niekas nėra vien tik tai jos ar jo lytis, tai yra mūsų visas gyvenimo kontekstas susideda iš daugiau tapatybių ir ypatingas dėmesys bendradarbiavimui. Kaip matysite, iš toliau paaiškintų detalių, nebus galima projektą pateikti visiems. Ir čia mes norėsim ypatingos kolaboracijos, bendradarbiavimo tarp nacionalinių stiprių advokacijos būtent temoje stiprių nevyriausybinių organizacijų ir mažesnių regioninių organizacijų. Kuo mažiau konkurencijos, kuo daugiau bendradarbiavimo. Mūsų toksai užmojis, kiek tai galima bus įgyvendinti. Kas gali įvykti įgyvendinant šitos projektus? Tuo Monika papasakos daugiau detalių, bet man pirmiausia vėl norisi grįžti prie tos esminės sąvokos saugumas. Gali būti skirtingose aplinkose gimti daugiau saugumo. Ir padarius pakankamai nedidelį poveikį bendruomenėse, saugumas kaip domino kaladėlės gali nulemti tokius stipresnius pokyčius, o ypatingai nacionalinių advokacijos organizacijų vaidmuo yra, kad tie pokyčiai atsigultų ir teisės aktuose ir labiausiai, kad prisidėtų prie didžiausio mūsų siekio – ratifikuoti Stambulo konvenciją. Ačiū, tokia yra idėja ir kontekstas, jau ir žodis idėja čia pabiro, besiklausydamas manęs. Perduodu žodį atgal Monikai prie konkretybių ir detalių. Ačiū, Aurelija. Tai prie konkretybių ir detalių. Dabar jaučiu, kad bus toks labai didelis konceptualus šuolis. Iš karto jūs perspėti, jūs atsiprašyti tam tikrą prasme, nes nuo tokio, bendro idėjinio pakalbėjimo, idėjinių kažkokių minčių išsakymo mes dabar pereinam prie ganėtinai, bent jau projektininkams konkrečių klausimų, tai yra koks čia šaukimas, kokios yra galimybės, kokie yra reikalavimai ir ką būtų galima daryti, norint pasiruošti jam geriau. Tai kaip jau minėjau, dabar dalinuosi po truputėlį ekranu, tik tai ir kalbu ir dalinuosi, tai garantuotai kas nors vėluoja šiuo atveju dalinimasis. Taip, tuoj mes atidarom skaidres ir tikiuosi, kad matote, jeigu nematote, neabejoju, kad kas nors tuoj pasakys, kad nematote. Tai, kaip jau minėjau, pagrindinės kvietimo nuostatos ir ką šiandien norėsiu aptarti. Taip. Tai, kaip Aurelija ir minėjo, tikslas yra kuo mažiau konkurencijos ir kuo daugiau bendradarbiavimo. Tiek nevyriausybinis sektorius, tiek apskritai Lietuva kaip šalis yra maža šalis ir daug daugiau mes galime pasiekti dirbdami išvien, o ne ieškodami kaip pralenkti savo kolegą ar kolegę.
Tai dėl to turime reikalavimą, kad šaukime gali dalyvauti tik tai konsorciumai. Tai yra ne pavienės organizacijos, o organizacijų grupės. Tai pakalbėsime apie tai, iš ko susidės šis konsorciumas. Pristatysiu preliminarų kvietimo kalendorių. Tai reiškia, sužinosite, kada jau ir pats kvietimas jūsų laukia ir kokios yra kitos svarbios datos, kalbant apie projektų paraiškų pateikimą bei pačių projektų įgyvendinimą. Be abejo, turbūt vienas svarbiausių dalykų, apie kuriuos kalbame, kai kalbame apie kvietimus, tai yra finansavimo sąlygos. Ir taip pat pasidalinsiu, kaip planuojame toliau informuoti apie šį kvietimą. Tai kaip jau minėjau, projekto komanda arba konsorciumas, projektinė kalba kalbant, turėtų susidėti iš 3 organizacijų. Tai yra pareiškėja, pagrindinė organizacija teikianti paraišką, turėtų būti nevyriausybinė organizacija, kuri veikia žmogaus teisų srityje ir per pastaruosius 3 metus yra įvykdžiusi bent vieną su programos veikiam temomis susijusią advokacijos kampaniją. Tai temas Aurelija jums irgi jau pristatė, tai yra atsakas į smurtą lyties pagrindų arba diskriminacijos ir stereotipų mažinimas. Tai yra plačios tematikos, jei ir pareiškėja, tai yra ta vedančioji organizacija, turėtų per pastaruosius 3 metus būti įvykdžiusi bent vieną su šiomis temomis susijusią advokacijos kampaniją. Ši pareiškėja kartu su savimi į projekto komandą taip pat turėtų įsitraukti ir komanda turėtų sudaryti dar 2 partnerės. Tai čia jau vartoju žodyną, kurį matysite ir kvietime, kad tiesiog būtų aiškiau. Pirmoji partnerė turėtų būti, arba antroji, viena iš 2 partnerių, turėtų būti maža regioninė nevyriausybinė organizacija, anksčiau nedirbusi smurto lyties pagrindų klausimais, o antroji tokio apribojimo neturi turėti, turėtų būti tiesiog maža regioninė nevyriausybinė organizacija. Tai reiškia, mes turim 2 mažas regioninės NVO, viena iš jų turėtų būti naujai ateinanti į lauką, kita gali būti jame jau dirbus. Dabar kaip mes apibrėžiame, kas yra maža regioninė nevyriausybinė organizacija? Tai yra organizacija, kuri veikia ne Vilniaus ir Kauno miestuose. Kvietime matysite ilgesnį apibūdinimą, bet iš esmės tai kalbama apie tas organizacijas, kurios veikia ne didžiuosiuose 2 šalies miestuose. Pirmoji sąlyga. Ir antroji sąlyga, pastarųjų 3 metų pajamų vidurkis neviršija 100 tūkstančių eurų. Tai yra 2 sąlygos, kurias organizacija turėtų atitikti, kad mes ją traktuotume kaip mažą regioninę nevyriausybinę organizaciją. Ne? Ką svarbu atkreipti dėmesį, viena nevyriausybinė organizacija kvietime gali dalyvauti tik vieną kartą. Tai reiškia, jeigu viename konsorciume organizacija X yra pareiškėja, jinai jau nebegali būti ir kitame konsorciume pareiškėja arba partnerė, sakykime. Lygiai taip pat yra su partnerėmis. Jeigu esate mažos regioninės NVO atstovai, reikės išsirinkti, kuris potencialus konsorciumas jums atrodo geriausias ir priimtiniausias. Ir keletą projektų dalyvauti šiuo atveju nebus galima, projekto paraiškų turiu galvoje teikti. Tai šitą irgi, kadangi esame maža bendruomenė, maža grupė žmonių, į šitą irgi prašome atkreipti dėmesį ir teikti tą jau vieną paraišką, kuri tikrai atspindės jūsų siekius ir tikslus. Toliau, preliminarus kvietimo kalendorius. Tai kaip jau minėjau, kvietimas šiuo metu dar nėra paskelbtas, gairės mes jau iš esmės pagrindinius sutarimus su partneriais, kadangi kvietimas skelbiamas 3 Baltijos šalyse, mes jau turime ir dėl to galime jums pristatyti tai, ką šiandien darome. Tačiau pats kvietimas dar irgi turės praeiti keletą ir kokybės kontrolės procesų ir planuojame, kad bus paskelbtas rugpjūčio 4 dieną. Toliau informacinis seminaras, mūsų antrasis, dabar žiūriu skaidrės, nepakeičiau, nors galvojau, kad pakeičiau, tai iš tiesų yra 25 metų rugpjūčio 27 dieną, kitoje skaidrėje matysite ir šitą datą. Projektų paraiškų pateikimo galutinis terminas, tai yra mes šiandien pirmą kartą šnekame apie šį kvietimą,
bet pateikti paraišką mes jūsų prašysime šių metų spalio 5 dieną. Tai reiškia, mes turime šiek tiek daugiau negu 3 mėnesius, iki kol projektų paraiškos turės būti pateiktos. Ir taip pat planuotume paskelbti atrankos rezultatus lapkričio mėnesį, sutartis pasirašyti dar šiais metais ir projektų įgyvendinimas planuojamas jau nuo kitų metų sausio iki gruodžio mėnesio. Tai reiškia, mes kalbame apie tai šiandien šiemet, tačiau patys projektai, kai planuosite veiklas, turėtų būti įgyvendinami 2026 metais. Toliau, finansavimo sąlygos. Kaip jau minėjau, vienas iš svarbiausių klausimų. Pats programos biudžetas, matote, yra didelis, įeina ir kitos veiklos, tačiau kalbant apie šį kvietimą, Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje planuojama iš viso finansuoti 18 projektų. Tačiau, ką turiu būtinai pabrėžti, tai kad projektų atrankos yra organizuojamos atskirai kiekvienoje šalyje. Tai yra visos Lietuvos organizacijų pateiktos paraiškos dalyvauja konkurse Lietuvoje ir su pateiktomis paraiškomis Estijoje arba Latvijoje neturi jokio sąlyčio, iš esmės nekonkuruoja kažkaip išskirtinai. Tai yra, Latvijoje vyksta vienas konkursas, Estijoje vyksta kitas konkursas, Lietuvoje vyksta trečias konkursas, kuriame dalyvauja nevyriausybinių organizacijų konsorciumai. Kaip jau minėjau, finansuojamas projekto biudžetas yra 60 000 eurų. Tai reiškia, planuodami savo veiklas, kai jau matysite kvietimą ir konkrečius veiklų aprašymus, rinksitės, ką norite įgyvendinti ir siesite tas veiklas su biudžetu, turėkite galvoje, kad mes prašysime jūsų apimti visus 60 000 eurų. Tai biudžetas yra fiksuotas, tai yra toks, ne? Ką taip pat svarbu paminėti, kalbant apie projektus, tai kad jeigu dažnai mes susidurime su projektais, kurie finansuoja 80 arba 90% projekto įgyvendinimo metu patirtų išlaidų, šiame šaukime kofinansavimas nėra reikalingas. Tai yra tai, ką jūs įrašysite į savo biudžetą ir jeigu dėl to mes sutarsime pasirašydami sutartį, tai reikš, kad tai ir bus finansuota. Tai yra, mes neprašome kaip finansuotojas šio projekto, mes neprašome, kad jūs turėtumėte kažkokių savo lėšų ir įneštumėte kofinansavimą. Tai šiame šaukime projektams kofinansavimo nereikia. Ir paskutinis dalykas, kuris taip pat susijęs su tuo, ką Aurelija minėjo apie kokybę ir kokybinių rodiklių pasiekimą, tai mes taikome fiksuotos finansavimo sumos modelį, angliškai tai yra vadinama lump sum. Jeigu vykdote Europos komisijos finansuojamus projektus, šią finansavimo schemą tikėtina, kad esate susidūrę bent jau pastaruosius keletą metų. Ką čia svarbu pabrėžti, tai kad esminis aspektas, kuris mums bus svarbus ir į kurį mes žiūrėsime vertindami, ar projektas yra įgyvendinamas taip, kaip dėl to buvo sutarta, yra tai, kaip yra pasiekiami projekto rodikliai. Finansinė apskaita iš esmės turės vykti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, tačiau mūsų pagrindinis tikslas bus sužinoti, ar su tuo finansavimu, kuris jums buvo skirtas, jūs pasiekėte tuos rodiklius, kuriuos patys buvote išsikėlę ir dėl kurių buvo sutarta sutartyje. Tai be abejo bus aktualu tiems konsorciumams ir toms organizacijoms, kurios bus pakviestos įgyvendinti projektą po sėkmingo paraiškos įvertinimo. Ką taip pat turiu būtinai atkreipti dėmesį, kadangi kiek užmečiau akį, mačiau, kad turime ir keletą organizacijų, kurios dalyvavo ir dalyvauja vidinėme veikiam gebėjimų stiprinimo programos kvietime. Tai viena nevyriausybinė organizacija iš veikiam programos lėšų gali gauti ne daugiau nei 60 000 eurų. Tai reiškia, kad galima vienai organizacijai kokiu nors statusu dalyvauti tiek viename, tiek kitame kvietime, tačiau svarbu,
kad bendras organizacijai skiriamas biudžetas, nes tie 60 000, apie kuriuos aš kalbėjau, yra projekto biudžetas, tai svarbu, kad viena organizacija taip pat gautų ne daugiau negu 60 000 eurų. Šitą mes irgi žiūrėsime per administracinę patikrą, dėl to tikrai raginsime atkreipti dėmesį. Tai čia tokie pradiniai ir pagrindiniai dalykai, į kuriuos tikrai svarbu atkreipti dėmesį ir apie kuriuos, mūsų manymu, verta žinoti, dar tik tai konceptualizuojant pačią paraišką ir galvojant, tai, ką mes norėtume daryti, su kokiamis kitomis organizacijomis mes norėtume bendradarbiauti ir taip toliau. Tai apie finansavimo sąlygas šiame etape turbūt tiek ir kas toliau. Tai, kaip ir minėjau, informaciją apie paskelbtą kvietimą gausite tuo elektroniniu paštu, kurį nurodėte registruodamiesi į šį informacinį seminarą. Kvietimo gaires, kaip jau minėjau, planuojame rugpjūčio 4 dieną, taip pat rasite ir mūsų puslapyje www.lgpc.lt. Rugpjūčio 27 dieną, tai jau iškart grįžus iš atostogų ir dar nespėjus prasidėti rugsėjo įkarščiui, mokslo metams ir visiems kitiems svarbiems reikalams, turėsime antrą informacinį seminarą, į jį kvietimą taip pat gausite ir ten jau kolegės išsamei galės atsakyti į kylančius klausimus konkrečiai iš kvietimo gairių. Tiek tuos klausimus, kuriuos užduosite tiek šiandien, tiek tuos, kuriuos gausime jau paskelbus kvietimą, taip pat sisteminsime ir skelbsime polapyje dažniausiai užduodamų klausimai arba DUK, kuris taip pat bus mūsų organizacijos puslapyje. Ir į ką tikrai labai noriu atkreipti dėmesį ir užtvirtinti ir, nežinau, turbūt pakartoti 3 kartus, bent jau mintimis, tai kai bus paskelbtas kvietimas, planuojančias teikti paraišką organizacijas, mes konsultuosime tuo elektroniniu paštu, kuris bus nurodytas kvietime. Iš karto labai prašau neieškoti kitų komunikacijos kanalų ir tiesiog visus klausimus siųsti tuo nurodytu elektroniniu paštu, kad mes galėtume irgi sekti, kokie klausimai iškyla, galėtume juos įtraukti dažniausiai užduodamus klausimus, galų gale turėti klausimų registrą ir mes žinosime, kad jūs paklausėte ir jūs žinosite, kad mes atsakėme, kai ta komunikacija vyks elektroniniu paštu, ne telefonu, ne susitikus gatvėje, ne šiaip kažkur, tai tiesiog, kad visiems viskas būtų aišku ir, nežinau, tvarkinga, sakykim taip, tai tikrai labai prašom klausimus visus mums siūsti elektroniniu paštu. Ir taip, šiandien iš pristatymo būtų viskas, dabar nematau, kadangi aš viską dalinuosi, tai nematau, ar turime klausimų pokalbių lange. Jeigu jų turime, tai tuoj aš tada juos pasižiūrėsiu, dabar baigsiu dalintis. Matau, kad pokalbių lange kol kas klausimų neturime, bet jeigu turite dabar klausimų, tai yra puikus laikas juos parašyti. Ar ne, Greta, mes prašome, kad klausimus mums parašytų ir tada mes juos bandysime atsakyti. Atrodo, aš esu irgi jums matoma. Pakomentuosiu dar vieną aspektą, kurį Monika minėjo apie partnerystę. Man norisi akcentuoti, kad šią vasarą, ką jūs galite padaryti, iki skelbimas bus paskelbtas, iki rugpjūčio pradžios, tai iš tikrųjų pagalvoti ir pasikalbėti su potencialiais partneriais, tai yra rasti regioninės organizacijas, arba jeigu jūs esate regioninė organizacija, pakalbėti su nacionalinėmis advokacijos organizacijomis, kurios
iš tikrųjų dirba ties smurto artimoje aplinkoje, smurto lyties pagrindu arba lyčių stereotipų temomis ir pakalbėti, ką jūs galėtumėt kartu nuveikti. Būtent šitoje temoje ir būtent galvojant apie advokaciją bendrą ir apie bendrą švietimą. Gal tokius dalykus dar norėtųsi akcentuoti. Tai koks galėtų būti tasai kitų organizacijų įtraukimas. Žinom, kad partnerystės, kokybiškos partnerystės užmezgimas arba toks tikslingos partnerystės užmezgimas tikrai užtrunka laiko, reikia ir tokios bendros refleksijos, bendrų apmąstymų ir susitikimų. Tai tą tikrai galima pradėti jau dabar ir vystyti tokią aiškę viziją, ką norėčiau iš to projektu pasiekti. Tai vizijos projekto tikslo prasme tikrai galima jau pradėti mąstyti ir partnerius po truputėlį gaudytis, ieškoti, kaip čia pasakyti. Jau turime klausimą. Tai aš iškart tada į tą klausimą atsakysiu. Rima, iškart sakau, mes neadministruojame programos Verta, bet tiek, kiek man yra žinoma, tai Verta ir Veikiam yra skirtingos programos ir tikrai lėšos nebus sumuojamos su programos Veikiam lėšomis. Kai kalbu apie lėšų sumavimą, kalbu tik tai apie Veikiam gebėjimų stiprinimo programą, kuri prasidėjo praėjusiais metais ir vyko per praėjusius ir šiuos metus. Ir tai, apie ką kalbam dabar. Tai Verta yra atskira programa nevyriausybinio organizacijų stiprinimui ir su Veikiam programa jinai turi tiek bendro, kad Atviros Lietuvos fondas jas abi prižiūri. Bet lėšų tikrai nesumuosime. Ačiū už klausimą. Ir kol Monika atsakinėjo šitą klausimą, aš dar vieną akcentą sugalvojau, kokį tikrai galima uždėti šiandieną ir kol aš kalbu, tai taip pat irgi laukiam dar daugiau klausimų. Bet tas akcentas būtų tas, kad šią programą Veikiam ir konkrečiai šiuo kvietimu mes tikrai nenorime pasiekti tik jau kaip specializuotos kompleksinės pagalbos centrų dirbančių organizacijų arba tik moterų teisių organizacijų. Mums labai aktualu visos žmogaus teisių srityje dirbančios organizacijos, kurios kaip tos pareiškėjos turi sąlytį su smurto tema, o kaip partnerės gal ir neturi, net mūsų noras yra, kad kai kurios dar neturėtų sąlyčio su šita tema. O nacionalinės organizacijos galbūt jos dirba migracijos srityje ir turėjo advokacijos ar projektų kažkokių tais migrančių patiriančių smurtą arba lyčių stereotipų migrančių kontekste. Galbūt tai yra nacionalinės negalios organizacijos atstovaujančius žmonės su tam tikra negalia. Galbūt tai dar kažkokios organizacijos, kalbančios apie seksualinių mažumų ar ne problemas, tai visos mūsų žmogaus teisių lauko organizacijų, visų organizacijų, kaip jau veliasi žodžiai, kviečiu tikrai apgalvoti ir dalyvauti šitame kvietime. Kartu su mažytėm partneriam, ar ne, bet kurios galėtų ateiti į šitą temą ir galėtų skleisti žinią į konkrečias bendruomenes. Turime dar vieną klausimą. Monika? Aš bandau tą klausimą dabar išgliaudyti. Vėlgi, kalbam, jeigu klausimas toks pat, turit galvoje, ar sumuojamos lėšos, tai kartoju tada, kad lėšos bus sumuojamos tik tai programos Veikiam ribose. Jeigu tai yra finansuojama iš programos Veikiam, tada yra sumuojama. Jeigu programa yra kokia nors kita, o ne Veikiam, tuomet lėšos sumuojamos nėra. Kadangi šita programa Veikiam finansuojama Europos Sąjungos, tai
tai niekaip irgi nesusijęs su ministerijų ar savivaldybių šaukimais ir matysit, nei formos, nei tvarka nebus panaši, bus, tikėkime, paprastesnė. Taip, matau, kad klausimų atsiranda. Taip, ar laimėjus projektą lėšos turės būti pervedamos partneriams, ar viską mokės pareiškėjas? Dabar bandau atsiminti, žinokit, šitą klausimą žymimės ir kadangi yra techninis klausimas, tikrai matysite prie dažniausiai užduodamų klausimų arba gairėse irgi bus aprašyta biudžeto paskirstymo schema. Nenoriu dabar atsakinėti ir suklaidinti, kadangi tai yra su finansai susiję dalykai. Tai ačiū už klausimą, Greta, pasižymėm šitą klausimą, kokią schemą mes siūlysim taikyti. Dabar nenoriu jūsų suklaidinti, turiu versiją, bet geriau aš jos tada šiandien dar garsiai nesakysiu. Ir mes šitą klausimą tada atsakysime mūsų būtent dažniausiai užduodamų klausimų banke. Taip, ar gali būti tik 2 partneriai, ar gali būti daugiau mažų regioninių organizacijų? Turėčiau pasižiūrėti. Taip, mažoms NVO patogiau, kaip moka pareiškėjas. Supratau, atsižvelgsim į šitą, pasižiūrėsim, kokią ten mechanizmą būtų galima pasiūlyti taikyti. Sakau, turiu variantą, link kurio mes, man atrodo, apsistojame, bet ačiū už klausimą ir už pastabą, tikrai labai naudinga ir pravers. Taip, grįžtu prie 2 partnerių. Jeigu teisingai atsimenu formuluotę, tai yra ne mažiau negu 2 partneriai, bet čia, taip sakant, jau viskas, pradedu filmo trailerį daryti, laukite kvietimo gairių, kur tikrai bus tiksliai suformuluota, kiek partnerių turėtų būti. Tikrai ne mažiau negu 2, apatinę ribą šiandien galiu sakyti tvirtai. Dėl viršutinės ribos šitą irgi įtrauksime į dažniausiai užduodamų klausimų sąrašą ir matysite tą atsakymą. Tai ne mažiau negu 2. Susitarkim dėl tiek kol kas, o dėl daugiau negu 2 pamatysim. Aš gal čia papildysiu, kad tikrai, jeigu vykdote advokacijos kampanijas, tai svarbu įtraukti kuo daugiau kitų nevyriausybinių organizacijų ir kuo daugiau regioninių organizacijų, bet dažnai tai vyksta bendradarbiavimo pagrindu. Partnerystė tai vis tiek yra tas santykis, kur mes pasidaliname biudžetu ir organizacijos gauna tam tikrą atlygį už savo darbą. Mes esam numatę, kad šitiems biudžetams, kurie bus skiriami, būtų tinkama neturėti daugiau negu 2 partnerių, vien dėl to, kad jau tada to atlygio liktų labai mažai ir mes turėtumėm ne partnerystę, o bendradarbystę, kuri jau tokiu savanorišku pagrindu. Tai mūsų rekomendacija būtų negalvoti apie daugiau kaip 2 partnerius, geriau turėti tinkamą apmokėjimą už savo darbą ir su kitom įstaigom ir organizacijom bendradarbiauti. Ačiū, Aurelija, šitas labai geras patikslinimas. Tai iš dalies susiję ir su to kitu klausimu, kad kaip finansiniai srautai judės. Vis dėlto partneris negali apmokėti jūsų atlyginimo, jeigu jūs įdarbinate savo įmonėje, tai kažkoks toksai finansinis pasidalinimas turi būti, būtent dėl to, kad siekiam, kad iš tikrųjų gautumėte atlygį už savo darbą. Tai čia gal toksai žmogiškas paaiškinimas. Taip, ačiū, Aurelija. Dar turime keletą minučių, jeigu turite klausimų, tai dabar juos galite parašyti. Mes duosime minutę jiems parašyti.
Tai žmonės liko, man atrodo, suintriguoti ir kai kuriuos gal konkrečius klausimus turės jau paskelbus gairiam. Iš tikrųjų, ačiū Rimai, Rūtai ir Donatai už klausimus, kai kuriuos jų išsakytus dabar. Tai labai, žinokit, padeda ir pajausti pulsą, kad ten kažkas mūsų klausosi, ne tik virtualų žmonės. Smagu, kad esate. Tai ta mano skirta minutė kaip jau ir į pabaigą. Matau, kad klausimų kol kas daugiau nebeturime, tai ir nebelaukime tada mes jau jų, kadangi, kaip jau ir minėjau, turėsime ir dar vieną susitikimą rugpjūčio mėnesį ir tikrai į daug galimų klausimų atsakys gairės, kurias planuojame paskelbti kvietimo rugpjūčio 4 dieną. Ir taip pat, jeigu kažkuriuo metu turėjote bėgti uždaryti langą, nes prasidėjo audra arba kas nors jūs patraukė nuo ekrano, tai vaizdo įrašas, ką mes šiandien su Aurelija kalbėjome, bus mūsų YouTube kanale, taip pat rasite ir mūsų kitose socialiniuose tinkluose. Kvietimo gairės bus paskelbtos LGBC puslapyje lgbc.lt. Kad niekada nepraleistumėte naujienų iš mūsų, įskaitant ir kvietimą, taip pat kviečiu prenumeruoti mūsų naujienlaiškį. Jo prenumeratos formą rasite mūsų puslapio apačioje, tiesiog nueinate į www.lgbc.lt, pavažiuojate žemyn ir randate noriu užsiprenumeruoti naujienlaiškį, įvedate savo elektroninio pašto adresą. Neabejoju, kad bent pusė jūsų jau tą tikrai esate padarę, bet kitai pusiai tiesiog dar kartą anonsuoju. Įvedate savo elektroninio pašto adresą ir laukiate naujienų iš mūsų. Kas antrą dieną nerašome, naujienlaiškis išeina humaniškai kartą per mėnesį dažniausiai, kartais rečiau, taip kad tikrai kalbame tik tada, kai turime ką pasakyti, kaip ir šiandien. Tai ačiū tikrai visiems ir visoms, kas prisijungėte. Ačiū mūsų puikioms gestų kalbos vertėjams. Visada jaučiau, kad mane kažkas girdi ir dar bando išversti. Tai tikrai buvo labai malonu, atsiprašau, kad mane versti dažniausiai nėra labai lengva. Ačiū dar kartą, geros dienos visoms ir visiems. Ačiū Aurelija, ačiū mūsų techniniam personalui Gretai. Geros likusios dienos, tikiuosi darbo liko nebedaug, gero vakaro.